Sveiki visi, mano vardas Gediminas. Šiandien susipažinsime su nauja svetainė, kuri dar nėra startavusi. Jinai startuos maždaug už savaitės. Jau mėnesį mes taip laukiam, aš sugalvojau padaryti dabar video. Ir kaip matom, per mėnesį laiko prisiregistravo daugiau negu 500 000 vartotojų. Šis puslapis pamušė visus rekordus ir net Facebookas savo pradžioje neturėjo tokio pasisekimo kaip šis puslapis. Nežinau, ar tai puslapis išpūstas burbulas, kuris susproks ir nieko iš jo nebus, arba mes joje turėtumėm neblogai uždirbti. Taigi, po video aprašyme rasite mano nuorodą, rasite registracijos nuorodą, per kurią galėsit prisiregistruoti šį puslapį. Patekę į šį puslapį, čia galite išsiversti, pasiskaityti, spausite ant Register Now, arba čia Register Now viršui. Aš jau nebegaliu įeiti, nes esu prisiregistravęs, iš vieno kompiuterio gali registruotis tik vienas narys. Taip kad nedubliuokite akauntų, jeigu jungsitės iš kito IP adreso. Nedarykit dvigubo akauntų, nes užblokuos visus, kurios turite, ir liksite iš vis be nieko. Taigi, dar noriu pasakyti, kad kai registruositės, bus užrašytas first name, last name. First name reiškia vardas, last name pavardė, ir įvesti reikės elektroninio pašto adresą. Tas pašto adresas turi būtinai būti Gmailas. Su kitokiu paštu nesiregistruokite, nes iškils daug problemų ir vėliau gailėsitės. Gerai, aš įeisiu į tą puslapį. Dar norėjau parodyti. Po registracijos elektroninį paštą ateis tokia vat žinutė. Ką čia turėsi daryti? Spausti ant Verify email address. Jį patvirtinti turite per 72 valandas. Aišku, kuo anksčiau, to geriau. Tai va, einam į vidų. Kaip matote, puslapis paprastas, nėra nieko daug jame. Ir message centrą, jeigu eisite, čia jums bus laiškai. Welcome to THV. Spausite ant jo ir čia vat jūsų bus referalinė nuoroda. Prieš tą referalinę nuorodą turite dar dadėti raides. Čia va yra 3 variantai, geriausiai pirmą pasirinkti. Taigi pasirinksite pirmą ir dar dadėsite raides priekyje. Taigi, jūsų adresas turi atrodyti, vat, kaip čia matot, pasididinkite ekraną, jeigu nelabai gerai matosi. HTTP 2 ir 2 brūkšniukai. Toliau pas mane eina 3W raidės, jų galima nerašyti. Vienu žodžiu, šičia yra pilnas linkas, kaip jis turi atrodyti. Aišku, vietoj GADAS 2 bus jūsų vartotojo vardas, o toliau viskas taip pat, nieks nesikeis. Taigi su referalinė nuoroda įsiaiškinom, dabar einam va čia. Taigi čia yra mūsų sponsoriai, kurie bus. Po mumis, kas užsiregistruos per mūsų nuorodą, mums eis šičia pirmo lygio. Pirmas lygis, čia bus nežinau kiek procentų, bet pinigais už valandos peržiūrą šiame puslapyje jūs gausit $5. O patys, kai peržiūrėsit, gausit $25. Taigi, bus filmukai video ir reklaminiai galbūt, kaip YouTube panašiai, ir reikės valandą peržiūrėti. Už valandos peržiūrimą žada mokėti iki $25. Aišku, mūsų šalyje gal $25 už valandą neduos, bet kad ir mažiau gautumėm, per pusę jeigu gautumėm, mėnesį mums išeitų 500 arba $1000. Taigi, vieną filmuką peržiūrėjus valandos laiko, gaunate $25. Daleiskim, kad gaunate. O jeigu jūsų referalas peržiūrės
tą filmuką, jūs nuo jo gausit $5. Ir toliau 2, 3, 4 iki 10 lygio yra. Jau jeigu jūsų draugo draugas peržiūrės, tada gausit po $1 maksimum nuo jo valandos peržiūrėjimo. Per savaitę mes turim peržiūrėti 10 valandų, taigi savaitę $250. Ir nuo kiekvieno dar jūsų referalo, tai gali būti didelė bomba. Jeigu tik pagalvokit, pakviesite kokius 5 referalus, jūs jau $25 dar ir nuo jų gausit, arba 10 referalų ir $50 vėl nuo jų peržiūrų gausite. Ir taip pat gausit po $1 nuo 2, 3, 4 ir iki 10 taip lygio. Tokia referalinė sistema. Nežinau, kiek jie mums mokės, nežinau, ar tai išpūstas burbulas, bet registruotis į šią svetainę nieko nekainuoja. Nieko ją nekainuoja registruotis ir tai reiškia, kad mes nieko neprarasim užsiregistravę joje. Galim tik tais uždirbti. Ką mums dar reikia padaryti būtinai? Einam į Survey Center, Demographics Survey, ir kaip matot, man čia dėkoja, kad aš jau esu užpildęs anketą. Čia bus anketa su klausimais, kokius jūs video žiūrėti pageidaujate, pasirinkite jų kuo daugiau, kad daugiau filmukų jums įmestų persižiūrėti. Nežinau, ar paminėjau, svetainę pradėti dirbti žada po savaitės, galbūt dar neatsidarys po savaitės, bet kažkada vis tiek atsidarys. Arba sprogs burbulas ir nieko čia nebus. Bet geriau pabandyti, negu paskui griaužtis nagus. Tai va, registruotis galim nuo 18 metų ir jokio įstojimo mokesčio nėra, kaip jau minėjau. Apie ką šį svetainę jau sakiau, peržiūrėti filmukus, už kuriuos mokės iki $25, aišku, 2, 3 Bananų Respublikose nemokės galbūt tokių pinigėlių, bet vis tiek, kad ir pusę ar trečdalį mokėtų, tai yra jau nemaži pinigai per mėnesį. Galimybė bus prisijungti per planšetę, per telefoną išmanųjį. Kas dar? Jau sakiau, kad tą apklausą atlikti būtina, nes kitaip jūs būsit užblokuoti ir būsit pašalinti iš šios svetainės. Kur registracijos nuorodą jau rodžiau, einat į pranešimų centrą, spaudžiate skaityti, nukopijuojate nuorodą, priekyje dadate http 2.2 brūkšneliai ir viskas. Dar yra vienas toksai niuansas. Sako, kad kiekvienoj šaly, kur susirinks po 50 000 vartotojų, jau jis bus paleistas toje šalyje, bet turbūt greičiausiai pirma bus paleistas Amerikoje. Nors Rusijoje prisiregistravus jau yra 50 000 ir nestartavo tas puslapis. Taigi, jei tai bus, nieko nepadarysit, bet geriau nepraras šanso prisiregistruoti, juk tai jums nieko nekainuoja. Nu va, ko gero turbūt viską aptariau. Jeigu turėsit kokių klausimų ir aš žinosiu jos atsakymus, rašykite YouTube'e, klauskite, stengsiuos padėti ir atsakyti. Štai tiek. Dėkui, kad buvot su manimi šį trumpą laiką ir visiems gero uždarbio. Iki.